Ačiū. Prašau, brangioji. Mokykis, mokykis ir dar kartą mokykis. Gintarai, kur tavo oro balionai? Būna, kur tavo kvartetas žvaigždžių. Eisim tarnauti nuo šiol milijonams. Dideliai misijai. Laikas mus pašaukė. Aš tai jaučiu. Permainų vėjas nešmauna balioną teisingą kryptim. Dievas tėvynė ir dvi mano žmonos grožėsis manim. Mano figūra ir koloratūra čia tinka labiau. Ne estradoj laimę surasti nelengva, bet mes lėmai padedant radom ją. Dievo valia, žmogų šalia, mylėti kaip patys save, o save mes juk mylim tikrai. Eisim į Lietuvą, eisim į žmonės tesėti pažadų. Gerą gyvenimą tautai sukursime greitai viens du. O jei ne tautai, tai bent jau jos daliai protingai ir ištikimai. Grįžo jaunystė į rūmus ir čia dabar mūsų namai. Tavo namai, Mano namai, mūsų namai, kuriuos kaip mokėjom, taip ėjom ar ne. Pergalės skonis saldus ir todėl mes atleidžiame jums. Viską atleidžiame. viską atleidžiame, Viską atleidžiame. viską atleidžiame. Nesąmonė, Onute. Einam geriau į teatrą, išgersim. Grįžtame į studiją, iš kurios su jumis sveikinasi viena iš 4 mano televizinių moterų – Inga Jankauskaitė. Nenuelpkit tik, prašau. Labas vakaras. Labas, Vytautai. Tik nesmagiai, čia nesmagiai atrodo, kad viena iš 4 norėtųs būti ta viena, ta vienintelė. O, Dieve, kaip man pačiam nesmagu. 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 Kaip nesmagu. O kas tau nesupratau? Sėdi savo vienas kaip sultonas hareme, moteris tik keičiasi. Aš paskaičiavau, vidutiniškai moteris keiti kartą per 5 metus. Čia priekaištas ar pagirimas? Čia faktas. O, Dieve, kad tu žinotum, kaip prie jūsų aš jaučiu, kaip bėga laikas, kaip aš po velniau senstu ir darausi vis didesnis niurzglys, o jūs tik jaunėjat ir gražėjat. Dėl niurzglio tai aišku sunku ginčytis. O mes, kad gražėjom, tai čia tik optinė apgaulė, Vytautai. O be kita ko antikvariatas, žinok, vertinamas žymiai labiau negu tie pigus, kartais tokie vienadieniai žaislai. Už antikvariatą ačiū. Prašom. Režisieriau, kur sakiau, kad jaunai ir gražiai iškirpkite. Kur sakiau, kad niurzglys, būkit geras, palikit. Iškirpkite šitą. Tęsame laidą Inga Jankauskaitė.
Nepakartojama dviračio šou blondinė. Vat būtum likusi pas mus ir po šiai dienai būtum blondinė. O dabar tai šoki, tai čiuoži, tai vėl nežinotų, ką ten darai. Kad žinok, aš nei čiuožiu, nei šoku, aš tik truputį diriguoju tiem, kad jie nenušoktų ir nenučiuoštų ten, kur nežino kur. Beje, mano atlyginimų tabelėje tavo pavardė dar neišbraukta. Labai gerai. Va, kaip ir Dariaus Balčiūno. Va, ko aš tau galiu pasakyti. Operator, čia jau esi. Su svarbiu žmogum turi susitikti. Šiauliuose turėjom susitikti, bet man tie darbai. Tai dabar susitiksim čia, turėtų atvažiuoti. Ai, pardon, nepamačiau. Labą dieną. Labą. Tai štai su kuo mes ir turim susitikti iš tikrųjų, gerbiami žiūrovai. Ir šitoj, vat, meniškoj aplinkoj, dviračių šou drabužių parke mes ir pakalbinsim štai šitą žmogų. Labą dieną, Dariau. Labą dieną, kaip gyvenat? Gerai. Ar jūs vedęs? Taip. Taip. O vedęs tai vedęs, bet ar jūs žinot, kad jūs yra įsimylėjusios praktiškai beveik visos ar pusė Lietuvos moterų ar merginų dėl to, kad jūs įkūnijot tokius personažus, tokius vyriškus kaip Šustauskas, kaip tas šiaulietis, kaip tas Jadzės draugas, vyras, Poviliukas. Sakykit, o kaip jūs gavot šitos vaidmenis? Ar čia vyko dviračio šou koks castingas pagal grožį, kūną, išvaizdą? Kaip jūs gavot šitus išskirtinius vaidmenis? Vyko castingas ir teko dar susimokėti. Matai, aukščiausios kategorijos mitinguotojas per savaitę turi atrėkauti mažiausiai 4 valandas. Kitaip gali prarasti kvalifikaciją. Dingsta balso įtaigumas, kontakto su minia pojūtis ir susilpnėja žodžių bei minties užgaulumas. O kai jūs vaidinote Šustauską, tai jūs mušdavo žmona. Kartais net ne viena. Sakykit, ar skaudėdavo? Nu, ko aš galiu pasakyti? Biškė skaudėdavo. Skaudėdavo. O dabar, toks klausimas, kurį turbūt jums jau žurnalistai uždavė kokius 493 kartus. Sakykit, po visų šitų vaidmenų Šiauliuose nebaisu gyventi? Galiu sakyti 493 tūkstančius kartų, kad nebe. O sakykite, kai vaidindavo tą Kembridžą Petraitį, tai sklinda kalbos, kad jūs supainiodavo net pati gražuolė žmona. Atskirdavo po to nebent iš marškinių. Taip, teisybė. Smagu būdavo. O smagu būdavo. O jei, pavyzdžiui, atpažindavo? Dar smagiau būdavo. Gerai. Bet mane tas klausimas domina. Kai jūs ten darydavo tą Petraitį, tai ten kažkaip tas dantis pakeisdavot. O kaip po to jūs sugrąžindavot juos į žmogišką padėtį? Paprastai, paėmė taip. Tada toks, o paskui toks. Matot, kaip yra viskas paprasta. Ne veltui sakoma, viskas, kas genialu, yra paprasta. Na va, jūsų dėka aš irgi šitą išmokau, galėsiu eiti į castingus, vaidybo šiokio tokio elemento jau išmokau, bet gana surimtėkime, iš tikrųjų, čia apie jūs kalba. Aš prisimenu, visa Lietuva prisimena ir turbūt pats prisimenat savo tą legendiškiausią vaidmenį policininką Pilipuką, taip? Taip. Sveiks, Tamsta! Kaip pats matai savo perspektyvą? Mano perspektyva tokia, kad be veidrodžio nesimato. Prisimenat. Sakykit, o ar generalinis šitas komisariatas neatsidėkojo jums už šitą nuostabų vaidmenį? Atsidėkojo. Kuogi? Statulėlė. Rimtai? Taip. Taip? Atvežėt gal parodyt? Ne, aš ir likau pats kaip statulėlė. Dėkojam, dėkojam. Man tai svarbiausia, kad išmokau triuką. Padarom jį ir... Hai! Sveiki, hebryte. Glory, glory, hallelujah! Glory, hallelujah! Sveiki. Mes esame meno Mekoje. Čia gimsta aktoriai iš didžiųjų raidžių A, V. Ir kaip supratot, kalbėsim su
aktorę Aldoną Vilutytę, kuri išgarsino dviratį savo blondinės vaidmeniu. Žinai, Aldona, aš žiūrėdama į tavo tą vaidmenį visą laiką pergyvenu dabar iki šiol, kad tapau žurnaliste, o ne aktorė. Betgi, klausyk. Kiekvienam savo. Suvaidinti blondinę. Argi jau čia reikia labai didelio mokslo? Ar čia tiesiog negyvenimo būdas? Ar jau čia reikia labai daug vaidinti, kad suvaidintą blondinę? Ar čia jau reikia tokių didelių labai aktorinių gabumų? Ne, mokslo tai tikrai nereikia, nes blondinė tai yra, taip, gyvenimo būdas. Apie ką aš ir norėjau, mes skaitom viena kitos mintis. Kas ta blondinė? Ar tik plaukų spalva? Ar vaidmuo? Ar tik gyvenimo būdas? Tik atsakykit taip, ne taip, kaip kad gyvenimo būdas, o, nu... Rimčiau, ne? Blondinė tai yra, būti blondinė tai yra tam tikra filosofija, gyvenimo būdo filosofija. O pavyzdžiui, jei aš nusiperoksidinu plaukus jau taip visai baltai, tai kaip, jau tapsiu blondinė, būsiu blondinė ar nebūsiu blondinė? Būsi, nes nusiperoksidinus plaukus gyvenimas įgyja kitas spalvas, viskas prašviesėja. Klausyk, biškinį temą noriu paklausyti tokio dalyko, tai žinai, vat girdėjau apie tokią jūros ligą, klausyk, kas čia per liga yra? Čia, žinok, yra labai baisi liga. Jinai, žinok, iš Rusijos yra atėjus, čia aš tau sakau. Čia, žinok, man atrodo, nes, rusiškai, yra toksai žodis jūra, žinai, reiškia ten jūra, tipo. Ir ten vardas yra, Rusijoje toks jūra. Ir turbūt, žinai, tas jūra, jisai pirmas užsikrėtė jau tą ligą, baisę, tokia nepagydoma. Ir, žinok, aš tau patirsiu dabar taip labai draugi, kad neturėk jokių santykių su tais naujaisiais rusais, nes gali užsikrėsti tą baisę ligą, tą jūros. Bet Aldona, vis tik tai, blondinės taigi yra, jos yra gyvenimo puošmena, jos yra mėgstamos, jos yra visų siekiamybė būti blondinė ir jos yra mylimos vyrų ir visą laiką svajojau būti ta blondinė, tikrąja blondinė. Ir man atrodo, dabar tyčiotis iš jų, kai būdavo daromos tos parodijos iš blondinių, man atrodo, čia yra tokias kaip nemoteriškas solidarumas visiškai. Ir nežinau, ar iš jų tikrai verta juoktis, aš, Aldona, va, tai ir pasakyk. Apie ką tu čia? Nesvarbu. Taip. Taip, apie tą. Aš apie tą. Taip. Viskas taip. Ar ne? Taip. Vasara jau nubarstė, pievų žiedais tavo plaukus. Klausyk, 3-4. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mes pradedam. 3-4. Tu ateini lyg blondinė, juozo suknia pasipuošus. Šampė vien tik mus. Ir vasara jau nubarstė, pievų žiedais tavo plaukus. Betgi širdies plakimas neramus. Dabar tu, vai. Kai visai nėra ką veik, meilės panai verkiant reik. Už atvirumą prašau atleist. Tau sakau, nebūk durna. Negulėk plėšė viena. Bičia iš širdigi reik įsileist. Vasaros vakarą tylų, tu man pasuki mobilų. Reikia meilės, vien tik mums. Lai la lai la 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 la. Lai la lai la 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 la. Lai la lai la 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 la.
Vasara taip greit praeis, stringai iš mados išeis. Ir tik tai meilė liks amžina.